Labadiena, sveikinuosi su visais. Iš tiesų, nuoširdžiai apkabinu, kol mes mokomės, tol mes jauni. Pabūt mokytoja, šitą valandėlę turiu garbės, mėly senjorai. Nebūtų mokinių ir mokytojų nereikėtų. Nebūtų problemų, nebūtų gyvenimo, tikėtina. Temelė, kurią aš jums noriu pagvildenti, pakratyti, pristatyti. Problemų nėra, mes esame tik nepasiruošę jų sprendimui. Tikiu, kažkas yra apsiniaukę galbūt viduje. Kokia čia nesąmonė, tiesa? Gal net klausimas, gal yra tek ir pačiai kokią problemą sutikti, ar... Šiandieną taip mano požiūris kitoks. Į problemas. Kviečiu padžiazuoti. Nes nuoširdžiai tikiu, kad čia sėdintis jūs kiekvienas su savo instrumentu, su savo muzika. Šita muzika kyla iš minčių kiekvieno. Ir jeigu pabaigo užgrosim unisonų, žinote, apsidžiaugs visas rajonas. Ten, kurie žiūri, kurie klauso, kurie girdi, linkėjimai visiems. Unisonas tai reiškia, aš patinku tau, tu patinki mun. Kad viskas gera ir faina vidumi. Žinote, kaip tada problemos visos bėga. Bandykime atidaryti duris pirmiausiai į save. Kaip paruošti savo aš taip, kad problemos taptų mėlyje iššūkių. Iššūkių. Jeigu aš paprašyčiau suformuluoti problema, brūkšnelis ir parašyti. Nuoširdžiai tikiu, kad šitas orkestras mūsų iš tiesų skirtingom spalvom, natom suspindėtų. Kas vienam problema, kitam tai atrodo tik gyvenimo laiptelis, tik gyvenimo akmenėlis. Pabandykim pamastyti, pabandykime paieškoti. Žinote, ne priežasties, ne pasekmės, atsiprašau, bet priežasties. Ir jeigu aš klausčiau, kokių mintelių daugiau, kada ateina išgyvenimas iš vidaus, ar tuomet, kada mes pradedam dūmoti apie kitus, ar kada sugrįžtam į savo dvarą. Aš žinau, ir psichologai taip sako, kad daugiausiai problemų sukuriame mes patys, tai yra mūsų mintis. Nes mes gyvenimas mūsų apdovanoja tokiom problemom, kurias mes pakeliam. Problemos privačios mūsų pečiai stiprėja. Kol mes maži problemėlės mažus. Saldainio neturiu, taip, tokiu, kokiu noriu. Ūgtelėm problemėlės didesnės. Ir taip mes pasiruošiam gyventi. Ir dar kas keista, jeigu sprendžiau problemėlę 3 kilogramų, kaip jums atrodo, kas toliau? 3,5 bus. Gal ir 13 ateis. Manau, girdėta ir jums stiprų žmonės kyla. Čia jokia didelė stiprybė. Žinote, taip, kristi į pakalnę ir pasiduoti. Stiprus tie, kurie pripažįsta. Ir kas įvyksta, kada aš pripažįstu, sunku yra problema. Fizinė prasme, problemos iš tiesų mėliai sprendžiamos. Tikroji priežastis slypi mūsų viduje. Yra tokia knyga, problemos nuo galvos, galvoj prasideda, kaip ir lygelis. Mūsų lygos tai proto. Iš tiesų, proto programa. Gal yra ir jums tekę. Nemiegojau per naktį. Aš klausiau, kam jūs laišką rašėte? Kam kalbą ruošėte kaimynui, vyrui, draugui, dar kam nors viršininkui? Sakau, taip galvojau. Sakau, tada analizuosime galvojimą. Ir galvojimo spalva čia dar gilesnė priežastis. Jeigu mano emocija aš nusiteikęs negatyviai, o negatyviai tai reiškia, pykstu, širstu, liūdžiu, nerimauju, išgyvenu, nepatinka kažkas, nesusitaikau, o svarbiausia, nieko nedarau.
Jeigu sunku, sumaišas, nupilu bulvių. Keliu tiek, kiek pakeliu, keliu mažesnį. Žiūrėkite. Bet kur padėti šitą jauseną? Ką daryti su tuo vidum? Į unisoną mes ateinam tik priimdami, pripažindami, prisėsdami. Kada nejauku, kada nesmagu, kada iš tikrųjų yra išgyvenimas. Tai pyktis suardo viską. Pyktis turi savyje tokį kodą, tokį negatyvą, kad jis yra mėlėjai užkrečiamas. Piktas atėjo komandą ant ausų, visi Galima autobusės stoteliai sutikti. Ir beje, aš negaliu paimti pykčio, nes jis yra privatus. O gal netiduos žmogus? Sutinku tokių situacijų ir tokių atvejų. Problemos augina žmogų. Jeigu gyvenime sėkmė ir tik sėkmė, žinote, kokia išeitis? Degradavimas. Pabosta žmogų. Dauguma mano klausytojų, jie norėtų taip pat ant kalno gyventi. Gyvuoti ant kalno. O sakau, kalno be pakalnės nėra. Kalnų nėra be pakalnės. Esate pasiruošę? Aukštesnis kalnas, mėlėjai, tuo pakalnės statesnė. Bent jau važiuojant Žemaitijos keliukais tikrai taip yra. Statesnė pakalnė. Ir jeigu esi pasiruošęs nučiuošti šitą pakalnę, tada ieškok statesnių kalnų. Aišku, ten dovanos kitokios. Ten galimybė pasiimti, bet už tai teks sumokėti. Ir kada ateitų sėkmė, ką aš pasiruošęs atiduoti esu. O kas nori dalintis? Girdėta tiesa, kad aš duodu, prisipildo rieškutis. Atsiprašau, prisipildo širdis, kad aš imu, prisipildo rieškutis. Išorė. Taip? Prisipildo, man duoda rieškutis. Kad aš duodu, prisipildo širdis. Kiekviena problemėlė, kaip mes ją besuvoktume, jie iš tiesų turi priežastį. Ir sunkiausios problemos tos, kurios vejasi mus iš labai ankstyvos patirties. Ir psichologai jas vadina, nemylėjo manęs, tokia daina yra. Taip? Ir ką aš darau, kad pamiltų? O išvada kokia? Pamilk save, kiti pradės mylėti tada. O kaip pamilti tada, o ką daryti? Dar į gilį. Padaryk taip, kad ramu būtų. Ramu tavo širdeliai. O kada ateina ramybė? Žinote, mėlėjai, kaip paprasta. Kada taikoje gyveni su savimi. Kada dera. Kas dera? Žemaičiai žino. Ir yra toks posakis. Vienas mintyse, antras ant liežuvio, o trečias kur? Darbuose, mėlėjai. Ir kada dera mintelė, žodis ir darbai, nu taip gera, taip saugu. Kada mes išeinam iš šitos dermės, dažniausiai prasideda toks emocinis turizmas. Mes pradedam skrajoti, lakioti, čia gerai, čia blogai, čia pradedam ieškoti kaltų. Tiesioginis kelias į problemas. Kas kaltas? Dėl to, kad man nesiseka. Aš sakau, jūs pats. Sako, ne. Valdžia nepadeda man. O aš klausiu vardas ir pavardė, kas turėtų jums padėti. Įgarsinkite ir jeigu žinau vardą ir pavardę ir jaučiu, kad jis man skolingas, rašau laišką, skambinu ir sakau, žinai, tamsta, nepridėjai 3 eurų arba 30 300. Būk doras ir gražink. Bet jeigu nežinau nei kur skambinti ir laukiu, kada kažkas atsiūs, supratote, ateina bemiegės naktis. Kiek aš gyvenu taikoje su savimi, tiek laimės ateina iš, žinote, tos visos visatos. Mes gamtos vaikai. Manau, ir jūs sutiksite. Ir šiandieną kaip niekad, tiesiog pats gyvenimas mūsų suka, kad mes atsigręžtume į save, į savo vidų. Labai daug pasiūlos. Vyksta toks biznis. Pasiūla paklausa. Mes verslininkai visi. Ir kada nemoku priimti, mano aš yra dar toks mažas gal,
gal neužaugęs. Nes klasika sako, išmintis ateina mėlėjai su metais, o kartais metai ateina vieni. Ir nieko nepadarys. Ir turi priimti ir susitaikyti. Ir tiek pasiūlo šiandien. Ir saldainių, ir sausainių, ir mašinų. Bet šitos dovanos aplanko tik pagal mūsų vidų. Kiek aš turiu užaugti ir būti brandus, kad galėčiau tomis dovanomis naudotis. Tam vėlgi reikia vidinės ramybės ir taikos. Ir jeigu aš vėlgi pereinu šitą emocinį turizmą, aš reikia iš karto širdeliai negerai. Liūdesys, nerimas. Reiškia, ne savo gyvenimą gyvenu. Nuo gyvenimo dažniausiai gyvenam. Vaikų girdžiu, svetimų. Kaip tai atpažinti? Labai paprasta. Bandykit perskaityti mintį savo. Apie ką galvoju? O aš pasiruošusi receptą pateikti. O jis labai paprastas. Dažniau pagalvoti apie savo galvojimą. Apie savo galvojimą pagalvoti. Taip? Ką aš galvoju? Kur mano mintis? Jeigu minčių koncentratas yra tik į save, koks aš nelaimėlis, koks aš vargšas visą gyvenimą dalinau, sūrių pridirbau, ten visokių primušau ir atidaviau, o niekas į mane nežiūri. Jau čia vėlgi per gilu ir per toli, aš vėlgi turiu žinoti, suvokti. Egoizmų pakvipo. Atiduokite tai, ko jums nebereikia, o jeigu to reikia, esmė neduoti. Esmė gyvenime ne darbas, o esmė yra emocija. Būsena, mėly. Aš pati ieškojau atsakymo, girdėdama iš savo amžinos ramybės babos, kuris sakydavo, nuo darbo tik protas. Gal ir jums girdėta, tiesa? Ir šiandien suvokiu, kad esmė yra, kiekvienas darbas turi savo vertę. Esmė, su kokia uchvata aš dirbu, su kokia emocija. Ar aš einu ir galvodamas, kaip smagu, kaip džiugu, kaip. Bet jeigu aš žiūriu tik į rezultatą, o rezultatas, pavyzdžiui, reikia namo, reikia mašinos, arsiu dabar. Arsiu darysiu ir galvoju, visus pinigus ir sveikatą padėjau, ir namas nebedžiugina. Ir niekas nebedžiugina. Jie nedžiugina procesą žmogaus, o procesas yra dienelė. Procesą, kad jį pagauti, reikia iš tiesų išmokti gyventi čia ir dabar. O mes dabar visi susirinkę gyvenam. O čia ir dabar vyksta gyvenimas. Ir gyvenimas kaip mezginys. Mes jį neriam, bet sąmoningas gyvenimas, tai reiškia, kad mezginukas labai kokybiškas. Neprineriu ten, žinot, šapų krapų lapų kokių į savo nerinį. Pinučių tų nesumaišau, nesupainioju langelių ir taip toliau. Tai sąmoningai žmogus gyvena. Jis nukreipia dėmesį, pažiūri, domisi ir kitais ir vėl pareina į savo dvarą. Vėl išeinu, vėl šaunuoliai, džiaugiuosi. Jūs iš tų mokinių, kurie dalyvauja gyvenime, tiesiog gyvena. Tam, kad pajust gyvenimą, svarbu pasirodyti kitiems. Save parodyti, kitus pažiūrėti, labai teisingai. Ir tai vadinasi aktyvumą. Nes aš gali užmigti. Ir ne veltui sakoma, miršta kai kada žmogus apie 40, laidoja gal apie 80 ir toliau. Numirė vidus neįdomus gyvenimas. O numiršta vidus, kada energijos nelieka. O iš kur energijos galima pasisemti, pasimti, kokie klodai yra, rodai yra. Visa stiprybė mumise yra. Mes turime visko, ko mums reikia. Gyvenime. Atradimų linkiu. Atradimai galimi, visada, kiekvieną dieną. Ir jie yra mumise. Keista ir aš supratau. Ir žmonės ieško. Ir kaip jums atrodo, ko žmonės ieško visą gyvenimą? Aha. Va, girdžiu. Ir kas sako, ieško to, ko nepametė. Ar ne? Bet čia yra tiesos, patikėkite. Iš tiesų mes ieškome nieko kito, mes ieškome savęs. Mes ieškome savęs ir tik savęs.
O kad atrasti save, kelias yra toks išorinis, kada nekreipi, kas yra viduje, kas vyksta, koks chaosas, kiek tai ramu, išorinis kelias. Nueinu į bariuką, iš bariuko į baliuką, dar kur nors į darbiuką ir paskui taip ir prasisuka, išorinis. O čia, kad ir katės kniaukia, galvoju, kaip nors praeis, jei ne šiandien, tai rytoj. Šitos emocijos niekur nepasilieka. Mes jas nešamės nuo labai ankstyvos patirties, nuo labai ankstyvos vaikystės. O tikras gyvenimas čia ir dabar. Gebėti problemą sukramtyti, ją paleisti, atiduoti, iš tikrųjų yra menas. Ir kuo greičiau tai supranti, tuo gyvenimo kokybė prasideda. Ji visai kitokia tampa. Atsiranda vidinė energija. Vidinė energija tai yra vaistai nuo visų ligų. Pagydyti galima viską. Pagydyti galima viską. Bet reikia daryti kitaip, negu darai iki šioliai. Bet jeigu nekreipti į tai, ką išgyveni, skausmas, liūdesys, emocinė priklausomybė mūsų viduje suformuoja. Ar gali tai būti? Emocinė priklausomybė nuo liūdesio. Jeigu šiaisi linksma, tai ką pasakysi, užprotėjau, matai. Matai, vaiposi ir vaiposi, tiesa. Kaip čia dabar toks sunkus gyvenimas, tokie valdžia, tokie žmonės, tokie, tiek pinigų, taip mažai, tiek visko, ir kaip tu gali čia šypsotis? Kažką. Taip. Ponia siūlo palikti galvojimą tiems, kurie galvoja, pritariu. 100% pritariu. Palikti tiems, kurie galvoja. O daugiau rūpinti savo galvojimu, taip? Kokia mintelė? Galima klausti, galime bendrauti, drąsiai galite mane ir stabdyti ir puiku. Ačiū už aktyvų dalyvavimą. Ką? Kuris negalvoja? Matote, vėlgi, jeigu aš galėčiau ir pareguliuočiau šitą vidinį laikrodį, bet aš galiu tik įtakoti. Galiu slaiminti, galiu apkabinti, galiu kalbėti, galiu bendrauti. Ir jeigu jūs, ir jeigu žmonės, mes džiazuojame visi, jeigu aš suinteresuotas ir džiaugiuosi ir priimu gyvenimą, mano vidus, vidinis aš dirba kiekvienoj situacijoje. Aš parsinešu, netgi pasiuntė mane link NATO, o aš galvoju, supratau, kad į namus eisiu, neisiu į NATO. Ir man viskas, palaima, faina, viskas gerai. Aš transformuoju tai, kas vyksta. O kad transformacija įvyktų, žinote, kokioj parengti aš esu? Kokiom patrankom apsiginklausi? Dėkingumas. Ačiū jums. Ir ką čia šnekėti, ką čia nusišnekėti? Ačiū labai. Tai nereiškia, kad aš šneku, galbūt nesuprato žmogus. Kuo mažiau keisti kitą. Ir kuo daug rūpintis, kaip pakeisti save. Pokytis viduje, dovanos iš aplinkos ateis. Procesas sudėtingas ir aš ne viską suprantu. Bet kada dovanos yra, pats gyvenimas yra dovana, mėlyje. Girdime ir jaučiame ir nutuokėme, suvokėme, kokia šiandieną gyvenimo vertė. Yra, kas jo nebebrangina. O kažkam tai yra tokia dovana. Ir patikėkite, mes kiekvienas esame atsakingi pirmiausia už save. Nori padaryti laimingais kitus, savo vaikus tame tarpe, pirmiausia tapk pats laimingu. Nes jeigu pats esi kančioje, ką gali atiduoti kitiem dovanų? Kančia. Gal kam reikia kančios? Ačiū savo turiu. Tiesa? Ačiū, nepirkit, neparduodam ir ne. Ir man jos nereikia, ir jums jos nereikia. Tai žvelkite, kančia, kur ją gali prakišti. Niekam jos nereikia. Nes muzika keičiasi. Jeigu mano viduje yra pyktis, praktiškai ką aš pritraukiu, tą, ką aš transliuoju. Tik tokiu dažniu susirinks visi, kurie tokį dažnį priima. Apie mane pikti bus. Tada aš stebiuosi, iš kur jūs čia tokie susirinkot. Bet kaip į savo toną atsisukti, į savo muziką atpažinti.
puiku, jeigu tas unisonas artimiausioje aplinkoje ir lydi nuo tos ankstyvos vaikystės mus visus. Retai tai būna. Retai, mėly. Artimiausia aplinka geriausi mokytojai ten. Nes niekam mes daugiau taip nerūpim, kaip mes rūpim iš tos artimiausios. Tėvai vaikams, vaikai tėvams, sutuoktiniai ir taip toliau. Taip mes mokomės. Mokomės tų paslapčių, kurias gal kai kada nei pasakyti, nei iškalbėti, bet vidus jaučia. Ir todėl gyvenime pusiausvyros reikia. Materialumo ir to dvasingumo. Jeigu vien žmogus iš tiesų su tuo savo vidiniu dvasingu ir materialumo nėra, lazda nusvyra, taip? Mes perlenkiam šitą lazdą, vėlgi pusiausvyros nelieka. Tačiau jeigu vidus nepasiruošęs, o išorėje turtų daug, neįmanoma atlaikyti. Neįmanoma milijonieriams. Taip verkia ir milijonieriai. Ir žmogus sako, nieko netrūksta, bet kas čia kažkur, žiūrėkite, rodo problemą. Kur ta problema? Va čia kažkas tai nėra, sudūrė. Kažkur kažkas įvyko. Taip? Tuščia. Skamba, dar viduje kažko nėra. Neįmanoma pripildyti. Nėra turgui. Neparduoda tokių dalykų, ko galėtum prisidėti į vidų. Tam reikia viso gyvenimo. Mėlė, šitas gyvenimas yra mokykla. Turime ką čia veikti. Yra dalelė mūsų viduje, kuri niekada nesensta. Iš panašaus universiteto kitame mieste paskaitėlė viena ponė sako, pasakykite man. Esu buvusi šokėja, dabar kojelės vos pakeliu. Bet viduje mano taip šoka, taip širdį šoka, taip pašoku. Vakarė šoku, rytą atsikeliu, taip šoku. Nesensta kažkas, sako, kas tas yra? Tas, kuris nesensta. Ta mūsų dvasinė širdis, kuri renka šitą patirtį ir geba moka transformuoti, ir yra mūsų stiprybė. Tai, kas materialu, viskas sensta. Ir aukšlelių mūsų daugėja. Bet gražios melodijos grojamos yra ir senų smuikų. O širdyje raukšlių nebūna. O senatvė yra tarpsnis, kada žvakelis brangiau kainuoja už turtą. Viskas tinka. Viskas gerai. Ir tai širdeliai mūsų reikia peno, mėlyjei. O ten nei saldainių, nei tortų, nei karbonadų, neprikepsi, nepridėsi. Tai kas yra vidinė dovana? Džiugesys, taip. Palaima, energija, bet kuri situacija, iš kurios akinius pasikeičiu. Jeigu blogai žvilgsnis, požiūris mūsų, girdėta ir jums, negali pakeisti problemos, ką siūlo keisti? Požiūrį problemą, nekovok su problema, požiūrį. O požiūris kur yra, išorėje ar viduj? Požiūris nuo minties prasideda. Ir aš siūlau paklausti, kaip aš atsiradau čia. Ateina žmogus į konsultaciją ir sako, nebėra Lietuvoje žmonių. Voje, sakau. Sako, normalių. Taip. Aš sakau, verta tada paieškoti už Lietuvos ribų. Sako, neberasi dabar, tokie laikai. Ir pradeda vardinti, kokie gyvena. Tokie, nukie, šiukie. Ir aš klausiu, kaip jums tokiam garbingam pasisekė, va tarp tokių valkatų įsipainių. O liaudyje tiesa, kuo pats kvepia, tuo kitą, taip, toks tokį pažino, pabaikite taip ir kur pavadino. Dėkui už supratingumą ir štai. Kaip paprasta diagnozuoti, jeigu prieš mano kelias ar auseles visi tokie, tai kažkas vyksta mano viduj. Susirgo mano aš. O gal neverta skubėti dar į vaistinę? O reikia gražios melodijos kokios nors pasiklausyti.
gal kokį posmelį paskaityti, o gal vaizdinių ir mintim save numesti į tokį balių, kur tik šoko, mano širdis šoko. O gal į pirmą pasimatymą, o gal ir į paskutinį. Skirtumo nėra, tik džiugesio parnešti reikia. Savo dūšiai. Taip? Savo vidui džiugesio reikia. Kur siūlote? Į mišką. Taip? Pagrybauti, pauogauti. Eikite ten, kad ir į Kryžkalnį, ten svarbu, kur laimės yra. Kiekvieno laimė privati. Kiekvieno laimė privati. Ją gali pasimti, jeigu pasidėjai. Bet dažnai būna, kada mes paneriam į savo patirtį, kas gerą prisiminkim, kas blogą lai išblės. Ir pradedam žvejoti. Ir kada patirtį pradedam žvejoti, mes ką savo skausmelius pagaunam. Ir kada išsitraukiam tą skausmelį, yra galimybė išliūdėti čia ir dabar. Nes mūsų žemės projektas tiek originalus ir įdomus, mylėjai, kad mes galime visą savo gyvenimo patirtį išgyventi ir priimdami va iš čia ir dabar. Nes praeitis yra tiek mums svarbi, kiek jis sėdi mūsų išgyvenimuose, mūsų emocijose. Jeigu mes paleidžiam ir ta patirtis išeina. Jeigu mes per toli keliaujame, kas mūsų laukia, oi, kiek galima ten agresijos parsinešti, pykčio su savim, nežinia pagimdo. Mes visi ekstrasensai esame. Bet galima sužinoti gal net savo ateitį, einant savo keliu. Savo gyvenimo keliu. Negyvenant už vaikus, už sutuoktinius, už tėvus. Nėra taip paprasta. Pasakyti tikrai paprasčiau. Ir šitas suvokimas, vienišumo suvokimas, kad aš vienas, aš atsakingas už savo gyvenimą, iš tiesų vadinamas egzistencinė baimė. Žmogus viduje kiekvienas jaučia vienišumą. Todėl reikia to orkestro, reikia žmonių. Ir pirmiausiai, kaip jums atrodo, kuo mes vienas kitam galime padėti? Bent vyresnėme tarpsnyje. Nustebsite bendravimu. Ir dar giliau už bendravimu klausydami. Klausydami. Nes mes turime patirties, kuria labai svarbu dalintis yra. Kantrybės turi vyresnis žmogus, taip? Nes seneliai anūkus myli labiau negu tėveliai. Požiūris kitas. Atsparumo emocinio daugiau. Nebežeidžia tas judrumas galbūt, o žvelgiu ir matau daug giliau. Neišdaigą stebiu, bet stebiu jo judrumą, stebiu jo raidą, stebiu jo šypseną, giliau praskrodžiu. Matau, kas vyksta ten, viduj. Švenčių žmogui reikia, taip? Duonos ir žaidimų. Girdėjau? Užkrimst būtų. Ir žaidimų. Visas gyvenimas realus, materialus yra žaidimas. Futbolas tarp mūsų vaidmenų. Čia direktorius, čia valytojas. Čia profesorius, čia dėstytojas. Čia studentas, čia prezidentas. Čia vaidmenis mūsų gyvenime. Vaidmenis. Už visų vaidmenų yra tikrasis aš. Bet tas žmogus. Nepriklausomai nuo to, kiek jis storas, plonas, trumpas, kumpas. Ir kad pamatyti tą tikrąjį aš, tai prireikia kai kada gyvenimo. Visų gyvenimo. O mes įsiskaudinam dėl to, ko mes nepriimam. Atrodo keista, kaip galima priimti ir susitaikyti karus, kataklizmus, tokius gamtos. Tai pyktis, tai visatos pyktis. Ką aš darau? Patikėkite, mes kiekvienas galime keisti pasaulį. Mes kiekvienas galime. Ir pirmiausia atradę pusiausvyrą savyje, vidinę ramybę, nusiteikimą, džiaugsmą. Beje, tai labai puikus vaistai. Labai puikus vaistai.
Ir turime pasirinkimą, didžiausia vertybė tai ir yra mūsų valia. Du keliai visada yra. Du keliai visada. Dualus gyvenimas. Naktis, diena. Bet pamatas ir pagrindas tai yra šviesa. Ir jeigu nėra saulės, jeigu nėra meilės, tai natūralu neapykanta apsėda. O stiprėja tai mumise, prie ko mes patys prisijungiam. Jeigu einu prie piktųjų, pyktis plečiasi taip, kad aš jį galiu užkrėsti visus namus, galbūt netgi ir platesnę aplinką. Jeigu aš einu prie geriečių, o kaip ištrūkti? Net norint milijonieriumi tapti, sakoma, reikia pastebėti, reikia pamatyti, reikia iš tikrųjų pabūti toje aplinkoj, ko įkvepia, kas ten vyksta. Kur paprasčiau ten yra traukia mus labiau. Todėl įsivaizduojate, visas gyvenimas yra mokykla. Mokytis turiu. Reiškia, turiu eiti nugalėti kažką savo viduj. Gal sunku, gal nesugebėsiu. Ir šiandien psichologai teigia, norint eiti su gyvenimu, įsivaizduokit, kiek turi judėti mūsų vidus. Dažnai girdžiu, laikas skuba greičiau. Gal pajutote, ar jūs? Ir vis jo trūksta, sakote? O laiko vienintelis rodiklis, laikas, kurio mes turime visi vienodai. Iš Šiauliuose, Gargžduose ir Klaipėdoje ir Vilniui. Visi turi vienodai. Bet vienas kalnus nuverčia, kitas tupi po kalniai. Nieko nedaro, taip? Ir visi jam trūksta, nes žmogus vis galvoja pradėti. Taip? Ar sako, rytoj gal laikas bus kitoks, kai pradėsiu, ką jums, ką veiks, ką darysiu, ar ne? O kai ten pasakė, tas pats per tą patį, nieko gero. Sujauktis kažkokia, taip? Esmė atėjo mintelė, veiklumas, taip, tai yra terapija. Darbas yra terapija, pirmiausiai. Ir kodėl terapija? Mintelė, jūs pabandykite daržą paravėti, kur nors vagoja ir su tokio mintim, jai kaip sunku, labai sunku, gyventi sunku. Viskas, vagos gale. Vagos gale. Fizinė veikla padeda išsikrauti, padeda palikti, padeda išlaisvėti, padeda šitą energiją. O jeigu negaliu darbų dirbti, negaliu, sako, tik vaikštau dar ir galvoju. Aš sakau, arba ne taip galvojat, arba ne ten einat, kad niekas nesikeičia. Reiškia, kryptį reikia keisti. Mes tokie ir esam bandytojai, ar ne? Bet tik einant sąmoningų keliu. Sąmoningų, tai reiškia atsakingų už savo gyvenimą. Atsakingų už savo gyvenimą. Visiems dėmesio reikia, mėlyje. Ir dažnai mes keliaujam ieškodami jo. Ir tai yra nesąmoningas procesas. Ir visiems jo reikia. Kokia šiandien konkurencija dėl dėmesio? Ką jūs mano? Didelė konkurencija. Ir jeigu kažkas gavo dėmesio ir gal pakvietė ar vardą pasakė, matai, o iš šitą kreipėsi. O tiesa, paprasta dėmesio gauni tiek, kiek jų atiduodi. Nori gauti, pirmiausia duok. Arba prašyk. Bet kad prašytum, turi sakyti, aš noriu. O jūs girdite šiandien? Bent jau aš girdžiu dažniau. Kodėl tu neduodi? Darbo pinigėlių dar. Ir kuo daugiau tu, tuo daugiau ginklų iš vidaus. O geriausia gynyba yra kas? Puolimas. Taip. Ginkluojamės iš vidaus. Dar kartą primenu ir sugrįžtu. O ginklas, kuris padeda sveikti, kuris padeda džiaugtis, dėkingumas. Meilė atlaidumas. Girdėjote šitas tiesas? Ir kam verta atleisti? Taip. Mūsų aš du teisė mūsų aš vieną. O aš trys jau teisė ką? Aš du. Ir įsivaizduokite, jeigu nebuvo tai prieš save. Atsiprašau. Gali būti, kad aš 70 teisė, aš 69. Koks maišas? Koks maišas įkrovos tada?
tokios, kur nei padėti, bet kur eini turi neštis. Paveikslėlių net darželinukams yra. Kas vyksta, kai supyksti. Ten tokį maišiuką ir prikabina. Net praktikoje esam žaidę. Iš kiekvieno pykti iliustravom tokią pasaką, ne pasaką. Kada supykstu ir užsidedu maišelį. Ir būna taip, kad tų maišelių tada galvo viskas. Jau mane tiesiog slegia taip, tai ką aš turiu padaryti? Jeigu numetu maišelį, su kiekvienu maišeliu turiu ištarti žodelį. Atsiprašau, prašau atleisti, dėkoju tau, myliu tave. Liaudiškai esu girdėjus, siūlai perlipti per save. Šok, sakau, šok per save, taip, šok per save, kad tik padėtų. Šok per save, bet pasirinkimas yra tamsus. Pasirinkimą mes turime kiekvienas. Yra du keliai. Vienas kelias, apie kurį psichologai šneka, tai yra vidinis. Pratote? Išorinis kelias yra materialus. Aš už tai, kad pusiausvyra būtų. Kad derėtų vidus ir išorė. Žinote, tada nereikia sukti galvos, tu visada teisus. Tau visada, tu sakai iš to, ką širdis, ką išgyveni. Bet jeigu vienam vieną, kitam ir ateini ir abudu sėdi. Tai įsivaizduokit, kaip dabar šnekėti. Turi ieškoti dar trečio variantų. Ir prasideda tokius agentūros VBS, viena babutė sakė. Pletkų karas, varnų karas, kova su vėjų malūnais. Nebėra ramybės. Raškiausis užsidarė. Dėkingumas auseles atidaro, mėlyje. Dėkingumas atidaro ausis. Vien girdėjimų neužtenka. Reikia klausimo. Klausimas yra vidumi, o girdėjimas yra fiziologija. Auselės išplautos į būgneliais veikia. Kalbu apie tai, kad yra ačiū ir yra dėkingumas. Ačiū yra toks išorinis veiksmas. Bet jeigu už ačiū lydi dar vidinė padėka, sveikata ateina čia ir dabar. Psichologai tai sako, išjaus, išgyvenk. Taip? Išmok palaikyti šitą būseną, džiugesio būseną. Kur? Eidamas pirkti, eidamas parduoti. Dirbdamas ir nieko neveikdamas. Va čia tai darbas. Nebrungiai moka tiesą už šitą darbą. Darbas su savimi. Nes visų problemų šaltinis atėjo metas pasakyti santykiai. Santykiai. Problemos kyla dėl neadekvataus santykio. Aš transliuoju vieną kalbą, o ateina kažkas kito. Žemaitis kalba su arabų kultūra, ne? Susišnekėti jie negali ir pyksta abudu. Vietoj to, kad mokytųsi kalbos. Arba šnekėtų taip, muziką, kaip minėjau, džiazuot. Skirtingai. Santykis pats aktualiausias yra su kuo? Su savimi. Neįmanoma palikti save. Pats aktualiausias santykis. Su kitais jūs galite atsisveikinti, pasisveikinti, sugrįžti Velykom, Kalėdom. Ateisiu, noriu, nenoriu, norėku pasėdėjau, jeigu tokia gėlė esu. Pakvietė vietoj kvietkos. Tai. Dar santykis yra su darbais ir su daiktais. Bet šitas santykis su darbais ir su daiktais, tai dažniausiai pristato mūsų santykį su savimi. Jeigu stokoja to pozityvumo mano santykiai su savimi, gali būti, kad kėdė užklius. Gėlė užklius. Kažkas eina nurovė, kažkas ten nuspyrė, dar kokią šiukšliadėžės išvartė. Ir štai tai transliacija apie tai, kad kažkas negerai šito praeivio viduje yra. Vėlgi atleisti. Atleisti tiems, kurie dar neužaugo, kurie dar nežino. Budinti tik tuos, kurie jau pasiruošia keltis.
Ir jeigu žmogų kirbinti ir sakytų, nemiegok, matai, juk reikės. Yra toks palikimas. Visada būk pasiruošęs, reikės, nereikės. Skaičiau tokią tiesą. Senas žmogus buvau, esu visą gyvenimą bijojau, bet taip niekas ir neįvyko. Bet visą gyvenimą bijojau, kad tai čia buvo toks Belikovas iš pasakėčius. Visada vaikščiodavo su skėčiu ir kaliošais, o gal lyti pradės. O nerimas viduj. Ir pastovus. Pratuote, kiek naudinga. Baimė yra neišmanimas. Neišmanimo šešėlis. Bijom to, ko mes nežinom. Žinios yra virš tikėjimo. O tikėjimas tai yra mano santykis su savimi. Mano santykis su savimi. Tikėti, pasitikėti. Tai yra vertės dalykai. Tai yra savigarbos dalykai. Mažą naujieną aš pasakysiu. Žinote kokią? Kad tai, kas vyko jūsų gyvenime, jums ir reikėjo to. Tiek jums, tiek ir man. Tai, kad čia susitikom, tai dar neaišku, ar jums manęs, ar man jūsų reikėjo. Bet nieko nėra atsitiktinio. Abipusiai tikėtina. Valio, aš labai džiaugiuosi. Nes jeigu mes pasiruošę vidumi, ar gargžduose, ar mažeikiuose, tikimybė, kad dovanos ateis tos pačios. Iš tos aplinkos. O didžiausios dovanos mums pagarba, savigarba. Didžiausia vertė tai, kokiu žodeliu mus mini. Kiti galbūt ir mum išėjus. Nors tiesa, žmogus niekur neišeina. Niekur neišeina. Energija niekur nedingsta. Niekur nedingsta. Tik materialu. Tai, kas materialu. Mašinos rūdyja. Taip sugrįžtų ir mes. Raukšlelių daugėja. Betgi vidus jaunas. Gi širdelė šoka. Kas problema, mėlėjai? Kaip ją suformuluoti? Sunku nepakeliu. Palieku ir nekeliu. Taip? Palieku ir nekeliu. Bet pripažinti savo mintelę ir ją verta padėti ant stalo. Siūlau parašyti laišką savo. Labas mano širdie. Tai pavadinkite. Skaudulius. Dėl ko tau skauda? Širdelė mano. Dainelė tokia. Taip? Dėl ko tau liūdna? Kas galėtų tave nudžiuginti? Gal Ramonėlė žiedą šiandien, o gal šokoladą nori? O kodėlgi ne? Su saiku, su laiku ir viskas gerai. Kaip galėčiau pradžiuginti? Dangus yra būsena, bet ne vieta. Dangus yra būsena. Noriu sakyti, kad žemėje galima dangaus malonėgi išgyventi. Galbūt ir dangui būna ant dangaus nematyti. Dangus yra būsena. Būsena tai jausena. Tai vėlgi ta emocija, tas džiugesys mūsų viduje. Kaip aš priimu. Baigėsi dienelė, kaip aš pabaigiu, taip aš atsikeliu. Galvoju, nieko gero ir taip toliau. Da vieną dieną. Arčiau grabo. Kaip padaryti? Sveikinti dieną. Luiza Hei labai gražiai paklaustų. Sakytų, dažniau džiaugiatės ar pykstat ant savęs? Dažniau skaičiuojate sėkmes ar nelaimės? Priimate save tokį, koks esate ir pastoviai kritikuojate? Išnaudojate, kas vyksta čia ir dabar? Ar mintelės ir gyvenimas yra praeitį, arba kas dar manęs laukia? Ir bent 5, sako, jūs bėgate į ligą. Nemylite savęs. Meilė sau, taip vaistai. O ką daryti, kaip pradėti ir kas, jeigu? Nuo čia ir dabar. Nuo čia ir dabar. Nepaleidžiu tos minties, sąmoningos minties. Kas vyksta, ateinu, kas vyksta. Tyla yra puikiai terapija. Šiandien žmonės bijo tylos. Triukšmo reikia, nes noras pabėgti. Pabėgti nuo savęs, tai reiškia išjungti savo, taip, sąmonę.
Labai gerai išsijungia, kada taip. Kažko reikia ten įpilti. Ir jeigu neišsijungia, tai sekančią dieną, ką darau? Imu daugiau ir stipresnės. Ir jeigu nepadeda trečią, žiūrėkite, pripratimas blogiau už prigimimą. Voverėlės ratelis. Vėlgi aš sakau su saiku. Ne iš blaivininkė, ne iš pagerovė. Su saiku ir su laiku. Jeigu padeda ir džiugina ir jums geriau tinka ir maldos, ir meditacijos, kiekvienas turi atrasti savo palaimos, iš tiesų tą dovaną. Kiekvienam savo. Kiekvienas mes džiazuojame pagal savo supratimą, pagal savo nuovoką. Įsivaizduokite, koks džiaugsmas. Kiek tų šviesulių garžduose, kiek tų švieselių iš mūsų širdelių. Kiekvienas skirtingas. Kaip turi priimti save, kad galėtum džiaugtis, kad aplink tave supa žmonės. Kaip save turiu nuteikti. Dėkokite daugiau už tai, ką turite, negu prašykite. Nes mes turime tiek visko, kiek esame, vėlgi verti savo vidumi. Tiek, kiek mums reikia. Labai teisinga mintis. Jeigu gaučiau daugiau, gal ir galva apsisuktų, nebeturėčiau kur dėti. O iš tiesų ne tiek jau daug. Reikia pamatų išgyvenimui. Tikėjimas, pasitikėjimas, tai reiškia, kad aš saugus esu. Jeigu žmogus rankas, akis turi ir turi nuoširdumo viduje, patikėkite, pats gyvenimas pasirūpina mumis. Tik aš turiu neišeiti iš to kelio. Nemes kelių dėl to kelio. Kokių gražių dalykų, kokie atsakymai yra liaudės išminty. Visi atsakymai. Nekas kitam duobės, tai pats įkrisi. Nelinkėk kitam blogo. Retas protas žūsta dėl susidėvėjimo, dauguma sunyksta dėl nenaudojimo. Mėly. Spręskite kryžiažodžius. Ieškokite, galvojimas yra gerai. Taip išjungiu ir visai niekur. Tegul dirba, bet aš vadovauju proto, jau ne protas man. Va tada žinosiu visada, kur pareiti namelius. Veiklos reikia. Tai ir terapija, ir kartu. Užimtas žmogus. Prasmingas. Užsiėmimas, užimtumas. Žinote, kokie mumisai, kokį išgyvenimą, kokį svarbų poreikį tenkina. Aš jaučiuosi reikalinga. Turėt klausytoje gerą. Padruškėku. Paplepėt su ko nors. Nes ta patirtis vyresniųjų gi tiek senas kaip ir mažas, girdėjau. Mažam reikia pasakoti, o vyresnio išmintim norisi dalintis. Labai svarbu, kad turėčiau kam papasakoti. Bet jeigu jums taip atrodo, kad nieks manis nesiklauso, ne problema ir čia. Rašykit. Ką rašykit? Memuarus? Esu pasiūliusi poniai rašykit, kas skaitys? To neberašykit. Šiandien neberašykite jokių būdų memuarų, nes nieks neskaitys. Nesupratote, kodėl neskaitys, mėlėjai? Ten bus parašyta taip. Kai tada tu aš tau ir taip toliau paskutinį kartą. Ne, tokių knygų nelabai kas skaito. Yra ten, žinau, su nukrypimais. Bet tokių, kur širdies, jeigu neįdėsi širdies, jokios naudos. Jau tada neapsimokai rašyti. Jau tada eikit kur nors vaikščioti, miškelį, grybauti, uogauti, dar kur nors. Nes būti ir palaikyti tą vidų, tokį, tą pasitenkinimą, daug kas ieško sąlygų. Bet tikram gyvenimui, nuostabiam gyvenimui priežasčių, džiaugtis priežasčių nereikia. Vaikai mokytojai mūsų. Anūkų stebėkite. Jiem nereikia priežasties, kad džiaugtis. O tai jie tiesiog nukrito, paverkė ir džiaugiasi. Atsikėlė kažkur kas skaniau, taip, popieriukas gražus, saldainių, dar saldainis neaišku, koks bus, gal ir nepatiks, bet džiaugiasi. Emocijos.
O mes į tą žvejybą. Kaip atrasti, kad kažkas, kaip pažiūrėjų, pasakė, neatsiprašė. Kad būčiau žinojusi. Arba dar tokia durna buvau, ne už to ištekėjau. O sakau, tikrai durna. Bet dabar tokia protinga, kad supratai, kad durna buvai. Ir viskas, ir išeina visus problemas. Aš kitaip reikėjau, bet kai supratai, kaip dabar, kaip kas toliau. Oi, kaip kitur, taip? Keis kažką. Arba, kaip sakot? Palaukite. Kaip nebėr laiko. Taip, nieks nelaiko. Nelaiko nėr, bet nieks nelaiko. Eik. Eik kur. Eik į Kryžkalnį, jeigu būsi vertas, sutiksi pakeliui. Tie šilalę paims. Dar kur nors. Bet iš tiesų, kitas variantas. Sėdžiu ant pečiaus ir kniaukt pradėjau. Ir kniaukiu. Nieks nežiūr pro lungą į taip toliau, kaip blogai. Nors taip liaudės sako, jeigu bus skirtas kaip ten, kažkaip tai, nežinau, pabaigos. Labai ačiū. Nesavo nepasiimsi. Netrokšt to, ko nenoriu, kas yra, stebėk. Tapk stebėtojų savęs. O šitai aukštas pilotažas. Stebėk pirmiau save. Žiūrėk ir džiaugis, stebėk save. Tam aš turiu užaugti. Tai reiškia, aš turiu pirmiausia, kad tapčiau stebėtojų, aš turiu atsisakyti kritikos. Teismo kitų atžvilgių. Turiu priimti ir džiaugti. Nėra lengva. Nėra paprasta. Aš jūs kviečiu rimto darbo, gal kai kas tokį dar nedirbo. Tiesa, vėl kartoju, atlygis nedidelis. Paaišysit savo eurus. Taip. Bet malonę per sveikatą galima sutaupyti. Va čia ir atlygis bus. Galima sutaupyti per sveikatą. Sveikesnis esu. Su džiaugsmu. Aš turiu dovanų, mėlėjai. Turiu žaliuzės gražesnis negu šitos ant langelių kabo. Bet jas reikia kabinti čia personalinis mūsų kompiuteriukas. Taip? O čia yra ekranas. Reikia kabinti čia kur nors taip prieš savo ekranėlį. Ir pultelį saugoti. Ir aš jį turiu, man įdėjau kišenę. Taip. Turiu pultelį. Ir būna situacijų tokių, kur reikia tą žaliuzės užsileisti. Taip, užsileisti ir labai ramiai, nes viduje nieko viskas ramu, gera. Ir jeigu aš neįkvoju savo energijos ir per daug nesipriešinu, visi, nėra ko prasidėti, nes čia nepyksta, neįdomu. Labai įdomu erzinti tą, kuris žinote. Rodo mimikas ir pradeda tenai savo visokius išvedžiojimus. O tas, kuris ramiai priima, kiek tu jį paerzinsi? Neįdomu erzinti. Tikrai neįdomu. Kova yra tame vienas ir varnų karas čia vadinasi. O aš linkiu, kuo konfliktiškesnė situacija, tuo reikia labiau koncentruoti dėmesį. Kas vyksta, kur aš esu. Lėktuvai, jeigu jie skrenda skirtingam aukštį, niekada nesusiduria. Toks jų kelias yra. Bet jeigu jie susiduria, reiškia aukštis. Kažkas nusileido ne ten, ne savo aukštį skrenda. Kas vyksta, kai vyksta konfliktas? Ne savo keliu einu. Pataikiau ne ten. Yra išeitis, liaudė žino. Aš pradėsiu, jūs pabaikit. Duok kelią. Jūs įvardinkit diagnozę. Taip, pip. Duok kelią. Ką reiškia duoti kelią? Ką reiškia, labai gerai, ką reiškia nusileisti? Jeigu to lėktuvo požiūriu, pakilti. Kelią, mes susitikom, taip susidūrėm. O jeigu pakils abudu karas, taip, baigsis. Paprastai, čia jau tam unisone, jeigu abudu kyla ir abudu turi tokį pojūtį vienas kito, tai čia jau yra išimtis. Čia jau yra išimtis ir ko gero gyvenime būna 0,0. 0,0. Ir liaudėje sako, atitiko kirvis kotą. Matote, kiek čia psichologija? Atitiko kirvis kotą. Puiku, faina. Pakilo, kartu paskrido ir vėl yra. Bet dažniausiai mes patenkam į mokyklą. Ir mokom vienas kitą, ir mokom taip, o tos pamokos brangiai kainuoja. Vertėtų pakilti pačiam ir būti visada pasiruošęs. Pionierius.
Visada pasiruošęs. Jeigu sutikau, tada kvepia gulbelių gyvenimas. Gulbės viena gulbelė negyvena. Jeigu miršta viena, miršta ir kita. Todėl palyginama kaip dvi gulbelės, taip? Varnus kariauja nuo pirmadienio iki sekmadienio. Turgus didelis. Taukši kalena ir pabosta. Ne, varnoms nepabosta. Jeigu tai patinka, galima gyventi ir varnų gyvenimą. Iš vieno konflikto esti tokių žmonių, kuris išeina iš vieno, bet pereina į kitą. Su tuo pasikaustė ir vėl perėjo kažkur. Nežinau, kokia jausena. Nežinau, kas vyksta viduje. Ir dažniausiai tokios varnų kovos būna. Žinote dėl ko? Už teisybę. Bet jeigu žmogus teisybę praneša dar su koja trinkteldamas ir dar tokiu tonu, tai šita teisybė niekada neįrodoma. Kiek mūsų, tiek teisybių čia. Kiek mūsų, tiek teisybių. Ir kas galėtų pasakyti, kuris teisingiausias? Правд много, истина одна. Kiek teisybių, daug teisybių yra. Bet kuri tikroji? Tikrą teisybę gali suvokti tik tuomet vėlgi, kada ramu širdį. Kada gali išvesti ir pažiūrėti save iš šalies. Kada tampi veidrodžiu pats savo. Gali atpažinti tą tikrą tiesą. Ir šitas atpažinimas, čia apie save kalbu. Žinote, koks poreikis tada? Nuoširdžiai dėkoti ir atsiprašyti. Nes tu pakėlėjai toną. Nes tu įrodinėjai. Ir šitas įrodymas jau atsisuko prieš tave. Nekvokite energiją. Ir ne tu pyksti, ne tu siutini, o aš pykstu, mėly. Ir ne tu kvailas, o aš kvaila jaučiuosi. Negali kitas mūsų pykdyti, tik nebent mes leidžiam. Visi virusai ateina, jeigu mes duris langus atidarom. Bet jeigu aš einu visada ir pliusai pasitinka iš vidaus. Ir patenkintas. Kokia galimybė yra? Būk atmušti atgal. Jeigu aš įsileidžiu, tai bet kas brausis, griausis ir einu prie kitų, kiek galiu ir kitus įsileidžiu, tiek, kiek jie verti. Labai graži mintis. Ir galva, sakoma, apvali žmogaus yra tam, kad mintis greičiau galėtų keisti kryptį. Čia mes visi turim pasirinkimą, galvojam apie tai, ką norim. Galiu galvoti apie blogiečius, galiu galvoti apie geriečius. Mes visi turim blogio šaknų. Bet mumis auga tai, ką mes maitinam. Jeigu pats gerom mintim, gerais darbais, praktiškai šitą puselę stiprinu. Jeigu aš einu, kad tik nematytų, kol žiūri viskas gerai, nusisuko tai. Juk mes net nešiukšlinam. Juk mes ir gražiai visi bendraujam ir taip toliau, bet žiūrėkit, sniegelis nutirpsta, pakelis bambaliuotus. Mes visi. Deja. Dėmesys ne ten. Jeigu tokios avarijos keliuose, jeigu iš tiesų žmogui pats gyvenimas nebėr vertybė. Ai, nepatiko. Nu ir kas iš to, ir galiu ir išeinu. Nėra taikos, stokoja taikos. Mes kiekvienas kuriam savo gyvenimą. Mes kiekvienas esame kūrėjai. Rytas protingesnis už vakarą. Ne ta koja išlėpausiu, kau ne tai ir atsigulė. Rytas protingesnis už vakarą. Suskaičiuokite, baigėsi dienelė, suskaičiuokite ką? Sėkmę savo. Kaip smagu pažiūrėjau, akis susitiko, priešinga mintis, ko žiūri, sakau. Ačiū už dėmesį, kaip faina. Kiek nuoširdumo jūsų akyse. Ir vėl nuo ko priklauso. Taigi nuo tos kojus, kokį išlipau ir kur atsigulė. Nelaukit kalėdų, kad pradėsiu šviesinti save ir gerinti. O aš siūlau išžvejoti pirmiausiai ką? Žodelius.
kuriuos greičiausiai galima atpažinti. Tempa, tembra, emocija. Ko čia reikia, rašaukiu? Aišku, kad ne, visi ramiai kalba tokiu tonu. Va čia jau reikia ausytės taip išsiskalbti ir girdėti, kokiu tonu šneku. Kaip atsakau, kokie žodžiai. Netgi užtenka taip seriją pavaryti tokių neiginių. Nenori, neapsimoka, nereikia nieko gero. Nieko neįsiu. Supratote, mūsų pasąmonė negirdi. Nubraukite ne ir viskas pildo. Nenoriu, niekam nepadėjau, galiu padarė stebuklus. Mūsų galios reikalingos tam, kad mes iš tiesų savo rezervinės puselės, savo tas silpnybės šiek tiek įgalintume ir jas pakeltume, kilsteltume, kad stipresniais būtume. Ne šiaip su talentai mums duodami. Bet mes visi balansuoti. Dviem kojom vaikštom, balansuoti esam. Taip? Reiškia, yra stiprybių, yra tų rezervų. Talentus turi išnaudoti. Tikras dainininkas turi dainuoti, tikras giedorius giedoti. Ir taip toliau. Savo išmintim verta dalintis. Kurti, burti. Ratelių įvairiausių. Šokių dainų ir dar kokių, pasakėčių. Kad reikalingais taptume. Niekas nieko netneš. O sukurti galima stebuklų. Stebuklas mes esame kiekvienas ir mumise yra stebuklas. Gyvenimo reikia, kad atrastume juos. Atrastume. Su kokiu savo vidiniu aš išeinam. Jeigu mes ėjome, mėlėjai, teisingų kelių, mūsų ir ta valandėlė, užsimerkia kelias ir ramiai. Bet jeigu aš toliau esu nuklydęs toli nuo savo kelio, kančių, iš tikrųjų, juos ateina tam, kad, taip, dėl manęs, juos ateina dėl manęs, ne dėl kitų, niekas nesiunčia. Neįmanoma, nėra tokių, bent jau galbūt aš nežinau, dar ne viską, labai daug nežinau, nors labai daug mokus. Ir stengiuosi kiekvieną dieną išmokti daugiau negu išmokyti kitus. Ir labai puikių seminarų būna belaukiant autobuso. Kaip įdomu mokytis yra. Nuoširdžiai tikiu, kad ir jums taip pat. Todėl jūs esate čia. Sveikinu, nuoširdžiai sveikinu. Trokštate žinių, žingeidumas, mokymasis visą gyvenimą. Šita tiesa egzistavo, yra ir bus. Nes jeigu žmogus nesimoko, moko į gyvenimą. Aš taip girdėjau. Galbūt geriau pačiam žingsneliu pasitikti, mokytis, priimant gyvenimo privalumus, negandas. Mokytis. Girdėta tiesa, taip. Esamai situacijai visai tinka, taip. Ir žinių gerų būna ir niekinių. Bet jeigu žmogus nežino, kur eiti, įveda žiniasklaidą šiandien. Žiniasklaida veda. Kur galima nueiti su žiniasklaida? Bandykite, eikite. Taip, į prezidentūrą teisingai galima nueiti. Ir tenai, kažkur dar. Eikite, išbandykite visus kelius. Taip, tai yra įdomu. Bet geriausias, tiesiausias tai yra savo kelias. Tiesiausias yra savo kelias. Kaip jaučiatės? Čia ir dabar. O, kaip smagu. Labai smagu ir nuopelnas yra jūsų ir tik jūsų. Jūsų ir tik jūsų. Malėjai suvokite ir supratote, kaip ta pakylėta emocija. Taip, viskas prasideda nuo mažų dalykų. Tam, kad galėčiau realizuoti save gyvenime, o kad aš realizuotas jaučiuosi, stuburėlis tiesus. Linksta, kada kažko nepadariau, kada per daug naštos turiu, kada per daug įtampos, per daug kančių nešuosi. Numeskite viską. Lengva pasakyti, taip, viskas yra praktika. Kiekvieną dienelę po truputėlį.
kažkam atleidžiu, kažkam paskambinu. Taip stiprinu savyje vaidmenis. Gal kaimynės, gal draugės, gal dar kažkur kažką padarau. Ne tik galvoju ir dar kartą galvoju. Esmė mūsų būsena. Suvokiu ir darau. Supratau, kad galiu tai padaryti, pataisyti. Einu ir padarau. Reikėtų paskambinti. Nu dabar bur ir susukau ir skambinu. Galvoju, reiktų ten nuvažiuoti. Kodėl negaliu, išbandau dar. Žiūrėkite. Apdovanoju, pasidžiaugia vidus, viskas dar kylu, dar aukščiau. Tokie laipteliai. Kas gyvenimo kely įvyko ir kas įvyks, yra mūsų. Labai gražiai Luisa Hay sako, už viską, kas buvo, dėkoju. Viskam, kas bus, sakau taip. Viskam, kas bus, sakau taip. Be išgyvenimo, be tų, žinote, savęs gazdinimo, o jeigu įvyks, priimu. Reiškia, tai yra dalia. Tai yra mano dalia, mano gyvenimo dalia. O liaudė sako, prieš vėją nepapūsi. Prieš vėją nepapūsi. Daryti pačiam. Gyvenimas žmogaus dažnai lyginamas yra su sodu. Ir sakoma, mėlėjai, kad mūsų mintys tai yra sodo šaknys. Kad mūsų žodžiai yra sodo žiedai. Ir jeigu įdedam darbo, turime vaisius. Aš keliu tostą. Tokį iš tuščio kiaurą. Už mūsų visų čia esančių gražų sodo derlių. Kad vaisiai būtų skanūs, nekirmytų. O tai priklausys nuo mūsų minčių, nuo mūsų žodžių, nuo mūsų darbų. Kaip nuo sodo, šaknų, žiedų ir vaisių. Dėkoju jums už pažintį, už susitikimą. Jeigu kokia mintelė užkliudė skverną, aš labai džiaugiuosi ir nuopelnas yra jūsų. Labai žemai lenkiuosi visiems, kurie sėdėjo su sermėgom be kišenių. Už kantrybę. O jeigu išsinešite kokią mintį ir dar bandysite įgyvendinti, tai dovana dėl savęs. Ačiū už jūsų prasmingą tylą aktyvų klausimą. Žinau, kad nėra lengva. Jūsų straipsnių yra puslapiuose. Yra. Tik tokia laida. Apkabinu visus kartu ir atskirai. Visus iš Gargždų, iš rajonų, kurie stebėjo, žiūrėjo. Ačiū visiems.